Sveiki, mėlyjeji, ir čia vėl sugrįžtu, ir čia kosmoso žvaigždės. Aš Jurgita Baltuškaitė, šiandien kalbinsiu labai nuostabią sielą, tai yra Rūta. Labas, Rūta. Labas, Jurgita. Gera tave čia matyti ir tikrai žinau, kad esi be galo nuostabi siela. Dabar prisiminiau, kad kažkada labai senai žiūrėjau YouTube kanale Kazimiero laidas ir atsimenau, kad tave pirmą kartą mačiau ten, o antras turbūt toks susitikimas buvo gyvas, moterų gražioj verslininkių susitikime. Tai šiandien aš labai norėsiu, kad tu pasidalintum, kągi tu veiki. Tikrai žinau, kad ne tik moterys pas tave gali ateiti ir patirti daug gražių emocijų, kažką galbūt ir paleisti, transformuoti, bet ir vyrukai gali ar ne apsilankyti. Taigi, mielieji ir mielosios, šiandien tikrai yra galimybė susipažinti artimiau su Rūta, kągi jinai veikia, kuo kvėpuoja, kuo dalinasi ir galbūt net savo istoriją, kaip Rūta tu atėjai iki šito kelio. Ar tu senai šitame kelyje, nes žiūrovai visada ar ne nori pažinti daug giliau, kad galėtų prisiliesti ir galbūt būtum ta, aš kartais mėgstu sakyti, mokytoja, vedlė, kuri galėtų pasitarnauti jų geroviai, nes iš tikrųjų mes kiekvienas ieškom savo artimo sielai žmogaus, kuris galėtų vesti ar ne įkvėpti ir parodyti daug daugiau negu yra iš tikrųjų gyvenime. Dėkoju, Jurgita, už gražų pristatymą. Tai esu Rūta Šeniauskaitė, dar kitaip turbūt mane kiti žino Rūta Healing. Ir šis pavadinimas jau kaip brandas eina ir mano puslapiuose, ir mano interneto svetainėje, todėl labai lengva surasti tiek lietuviams, tiek užsieniečiams, kadangi dirbu ir su Lietuvos publika, ir su užsienio publika. Ir mano kelias iš tikrųjų prasidėjo labai anksti, kai man buvo maždaug apie 14 metų. Aš jau tada jaučiau, kad yra kažkoks vedimas, bet dar tiksliai negalėjau įsivardyti savo, kad tai yra, nes turėjau tikrai mažai žinių, ne taip kaip dabar, šiuolaikiniam jaunimui be galo yra daug informacijos, o tada faktiškai nieko nebuvo. Ir aš atsimenu, kai man buvo maždaug apie 14 metų, tuo metu jau gyvenau Vilniuje, aš ėjau Savaičiaus gatve, Senamiestyje. Ir tenai dar buvo, jeigu kas prisimena, iš ankstesnių laikų buvo ezoterinis knygynas, bet rusų kalba. Ir aš atsimenu, jau užėjau ir tada tiesiog intuityviai nusipirkau pirmasias meditacinės Ošo kasetės. Nors iš tikrųjų nežinojau, kad egzistuoja meditacija, nežinau, kas yra Ošo, kad tai yra mokytojas dvasinis. Tiesiog intuityviai nusipirkau, įsijungdavau ir klausydavau. Tai sakyčiau, kad pradėdavau medituoti, jeigu jau šiuolaikinė kalba. Tai aš manau, kad tai gali būti ir susijęs su ankstesniu gyvenimu, įdirbiu, kai žmogus intuityviai gali pajausti, kur jį traukia. Nes dažnai dabar labai susidurėme su tokia tendencija, kad žmogus nežino, ko nori ir nežino, kokią veiklą užsiimti. Galbūt tokiam žmogui būtų galima, aišku, patarti sustiprinti vidinę intuiciją, labiau įsiklausyti į savo širdies balsą, kuris kviečia. Ir iš tikrųjų, kai tu tai pajauti, tiesiog tu intuityviai pradedi eiti ir gauti tą informaciją ten, kur tau reikia. Ir be abejo, kad kelias yra ilgas, vingiuotas, kartais einantis į viršų, kartais galbūt einantis žemyn, bet kiekviename etape tu gali atrasti tai, kas tau patiktų, ką tu norėtum dabar patirti, ką tu norėtum sužinoti, išbandyti, net jeigu ir tiksliai nežinai, koks tai bus galutinis rezultatas. Ir aš tada nusipirkusi tas kasetes, iki šiol jas turiu kaip atsiminimą, pradėdavau piešti.
Na ir iš tikrųjų labai mėgau piešti ir piešdavau ir su guašu. Vėlesniais laikais jau norėjau truputėlį patobulinti savo piešimo techniką, tai piešiau ir su akvarele. Ir aišku, kai ateini mokytis pas profesionalą, tai jisai visada tau duoda pradžiai piešti natiurmortus, tuos nuobodžius. Tai esu tikrai nemažai pripiešusi. Tai irgi toks gražus atsiminimas, bet aš vat palaipsniui vis ieškodavau kažko tai, kažkokios tai įdomesnės meno išraiškos. Iš tikrųjų tiek daug norisi papasakoti ir galvoju, kaip čia sudėlioti viską labai struktūriškai paeiliui, kad būtų aišku ir suprantama. Tai pratęsiu apie tą momentą, kai aš klausiausi meditacijos, kai aš pradėjau piešti ir jutau tokį kaip ir gilų susijungimą su vidiniu pasauliu, galbūt buvau tokia daugiau intravertė tuo metu. Ir toliau laikui bėgant domėjausi įvairiomis praktikomis ir atsitikus tam tikrai gyvenimo situacijai ir taip susidėliojus aplinkybėms, gavau kvietimą vykti į kalnuotąją Altajaus dalį, kur yra tokios labai labai stiprios energetiškai vietos. Ir kas buvo, tas žino, dar aišku, prieš daug metų tai buvo. Ir nebuvo taip išvystytas turizmas, buvo tokia laukinė gamta, kai atvažiuoji, gali taip pilnai susijungti su vietos energija. Man tai labai kažkaip patiko, labai rezonavo. Ir galima sakyti, tai buvo toksai vat vidinis virsmas, vidinis proveržis. Ir kaip kurie kaip juokauja, kaip dabar prisimenu, kad atvažiavau kaip sniego karalienė ir tenai ištirpau, kad atrodo, kad žmogus sako, nu tiesiog pasikeitė akise. Ir kai vykau, atrodo tokia tolima kelionė ir irgi vadovavausi daugiau intuicija. Per daug neklausiau, kokia ten bus programa, bet pagal savo vidinį supratimą, kad atvažiuoju į seminarą, taigi reikia apsirengti. Ten pasiėmiau kostiuminės kelnes, pasiėmiau slidinėjimo kelnes, nes galvoju vis tiek žiema, iki -20, Sibiras, tai reikia taip, šilčiau pasiruošti. Ir atvykus jau pamačiau, kad ten ir joga bus. Ir mano tokia, irgi buvo toksai kaip išėjimas iš komforto zonos. Ir aš atsimenu, neturėjau kitų rūbų, tengi nėra nei parduotuvių, nieko aplinkui. Tai mano ta pirmoji joga buvo su slidinėjimo kelnėmis, tokiamis, kaip čia pasakyti, labai, įdomiamis aplinkybėmis. Bet kai žmogus iš tikrųjų praeina tuos tokius išbandymus, nepatogumus, nes dabar dauguma nori, kad visur būtų tik komfortas, arba tie, kurie jau žmonės pasiekia didelį komfortą, jie kaip tik ieško, kaip išeiti iš komforto zonos. Sako, mes jau viską turim, bet norim kaip tik išeiti iš komforto zonos. Tai manau, kad tokias ekstremalios šiek tiek kelionės tikrai padeda išeiti iš komforto zonos, pasitikrinti save, kaip tu reaguosi, ar tu ten suirsi, ar tu priimsi tą situaciją, kaip tu pasižiūrėsi, ar lengvai, ar kažkaip tai dramatiškai. Aišku, tai kiekvieno, vidinis yra apsisprendimas, vidinis darbas. Ir aišku, kai tu pirmą kartą pakliūni į tokią dvasinę stovyklą, tai buvo iš tikrųjų nuo ryto ankstyvo iki vėlyvo vakaro ir daug žygių, daug tokio ir fizinio krūvio, ir žiemą maudynės, kas tikrai prieš tai nebuvau praktikavusi, daug tokių naujų dalykų. Tai aš iš pradžių taip atsargiai, bet paskui jau pajaučiau, kad tas klimatas, jisai galbūt šiek tiek toksai, gal sausesnis, kad tas šaltis šiek tiek kitaip jaučiasi. Ir laikui bėgant išdrįsau ir irgi kartu pradėjau maudytis žiemą.
Bet, nu, tai buvo toksai vat laikotarpis. Ir iš tikrųjų, kai gali pajausti, kai viduje, jeigu ir buvo kažkoks vidinis įšalas, jisai po truputėlį pradeda tirpti. Ir kai kuriem va dabar praktikuojantiems gali pajausti, kad tai lyg ašaros išeina, toks išeina vidinis išsilaisvinimas iš kažkokių tai vidinių blokų, ar sąmoningai suprantamų, ar tiesiog išjaučiamų. Ir, nu, tikrai jautėsi ir energijos toksai pagausėjimas, netgi prieš pradedant kelią vis tiek galima buvo pajausti, kad, nu, galbūt šiek tiek mažiau energijos. Ir laikui bėgant ta energija, jinai irgi gali po truputį mažėti. Tai vėl labai susiję dar su psichogenealoginiais duomenimis, ypatingai pas ką yra labai silpnas sveikatos rautas. Tai todėl visada siūloma dar daugiau skirti dėmesio savo sveikatai, kad tą energiją, nu, ir pageneruoti, ir dar ir išlaikyti. Ir aš pastebėjau, kad pradedant praktikuoti įvairias praktikas, jų buvo tikrai nemažai, tu gali iš tikrųjų išsirinkti, kas tau patinka. Kaip sakant, prisilietęs, pačiupinėjęs ir galbūt vienos praktikos labiau patinka, kitos gal šiek tiek mažiau, bet jos vis tiek veda prie sąmoningumo ugdymo, prie savistabos, prie vidinės transformacijos, prie vidinio gyjimo. Ir, nu, svarbu, kaip sakoma, visada išlaikyti tą balansą, kaip aš sakau, tarp materijos ir dvasingumo. Tai visada pabrėžiu ir savo mokiniams. Ir kas dar įvyko nuostabaus tame laikotarpyje, kad atsivėrė vidinis matymas, kai tiesiog jauti, kas atsitiks, kas įvyks, vizualinis kanalas sustiprėjo, pojūčiai labai sustiprėjo, nes kai tu išvažiuoji, liktais ištrunki iš įprastos civilizacijos, realiai tu neturi laiko, ten, nu, iš vis nežiūri tiksliau televizoriaus, nes jo, man atrodo, ten net ir nebuvo. Ir kažkur tai telefonai, kažkur tai guli nuošaly, galbūt tuo metu dar nebuvo toks populiarus dabar gal ir išvis jisai buvo, tiksliai dabar net neatsimenu, bet kuriuo atveju, kad tu realiai pailsi, atitrūksti, nu, galima sakyti, kaip ir restartuojasi, tai vat buvo tokia kaip ir tokia stipresnė, pavadinkime, pradžia. Ir palaipsniui aš keliavau, mėgdavau keliauti, pažinti, patirti. Ir tos gyvenimo atkarpos, jos buvo šiek tiek skirtingos, pradedant nuo tokių pažinimo energetinio seminarų tokių, ir tęsant jau daugiau prie tokios prisilietimo prie mokslinio literatūros, kai dirbome ir su minties jėgos matricomis. Tai buvo daugiau toksai kitas projektas, tai yra dirbome iš tikrųjų labai daug Vokietijoje, labai įdomus projektas, bet jisai toksai buvo labiau skirtas aukštesnio intelekto žmogui, kuris turi, nu, tokį gilesnį supratimą ir jau yra šiek tiek, nu, susipažinęs su energetinė struktūra, turi tam tikrų žinių, supratimų. Ir tenai buvo dirbama su minties jėgos matrica, su programavimu, su jaunystės kodais. Labai įdomios iš tikrųjų buvo programos, aš labai neišsiplėsiu. Bet kiekvienas tas etapas tai buvo kaip tokia, kaip grandinėlė, sudedamoji dalis. Nu, vat, kas yra dabar? Toliau po truputėlį mano gyvenime pradėjo atsirasti dvasinis stuburo tiesinimo praktikos ir reiki. Ir tai atsirado vien dėl to, kad aš, nu, tuo laikotarpiu vedžiau dar papildomai taisyklingos laikysenos, grakščios eisenos kursus moterims. Ir tada pastebėjau, kad dauguma moterų vaikšto vienas petys aukščiau, kitas žemiau, arba velka kojas, susikūprinusios.
Ir daug yra tokių niuansų. Ir mes bandydavom tai sąmoningai ištaisyti, pakoreguoti. Kažkas pavykdavo, kažkas taip ir likdavo. Ir tai be abejo buvo susiję ir su stuburo skolioze, kad ir arba kad vienas petys aukščiau, kitas žemiau. Ir aš galvojau, ką daryti tokiu atveju. Ir tada mano viena draugė pakvietė mane į konferenciją, kur vyko dvasinio ištiesinimo konferencija, pristatymas. Ir aš tada pamačiau, kaip galima iš tikrųjų energetiškai ištiesinti stuburą, tai yra nuimti blokus, tiek kiek įmanoma. Be abejo, ar ne? Nes be abejo, pas kiekvieną žmogų gali būti, galbūt pas kažką minimalus iškrypimas, pas kitus galbūt žymiai stipresnis. Ir mane tai iš tikrųjų sužavėjo. Ir aš iš karto apsisprendžiau, aš visada labai greitai priimu sprendimus, jeigu aš tik pamatau, pajaučiu, aš iš karto einu mokytis. Sakau, aš noriu išmokti ir noriu padėti žmonėms atsitiesti. Ir tada susiskambinau su organizatorė, bet jinai tada nelabai norėjo manęs priimti, nes sako, tu dar labai jauna, čia reikia turėti supratimą, kas yra energija, kas yra čakros. Jinai nusprendė, kad man dar reikia atskirai pas ją ateiti, galbūt dar mokytis, o paskui jau eiti tokį aukštesnį lygį. Bet vidus sakė, kad reikia nepasiduoti. Kiti galbūt pasakytų, reiškia, nelikimas. Galbūt kitą kartą. O aš pagalvojau, kad reikia tiesiogiai nueiti ir paklausti pas patį mokytoją. Ir aš nuėjau, paklausiau. Ir jis sako, taip, tai aišku, gali ateiti, mokytis. Tik tai jau dabar, bus seminaras Latvijoje ir aš važiavau į tą pirmąjį seminarą į Latviją. Tai iš tikrųjų labai daug keliaudavau. Ir tenai atvažiavus, pirmieji kursai buvo Reiki. Nors aš irgi taip nežinau, kokie ten bus konkrečiai. Ten man tiesiog galvoju, kad vis tiek važiuojame į dvasinio stuburo ištiesinimo mokymus, bet ten pradžia buvo nuo Reiki. Taip iš tikrųjų ir pakliuvau į Reiki mokymus. Tai nebuvo kažkoks iš anksto suplanuotas, bet kaip aš sakau, kad tai yra turbūt kaip ir vedimas iš aukščiau. Ir kai patekau, visi klausė, kiek metų, tai daugiau kaip 10 metų. Reiktų dar tiksliau paskaičiuoti, pasižiūrėti diplomus, turbūt pirmuosius. Tai taip ir likau. Nors visada taip šiek tiek žiūrėdavau, galvodavau, ši praktika tikriausiai tik tai vyresniem žmonėm ir kas turi ligų, kas nori sveikatintis. Man tokia buvo susiformavusi nuomonė, bet kai aš pradėjau praktikuoti, tai pastebėjau, kad iš tikrųjų tai puikus metodas, kuris padeda ir save, jeigu reikia, atstatyti savo energiją. Ypatingai, kaip ir paminėjau, jeigu pas žmogų yra silpnas sveikatos srautas, silpnas energijos srautas, o amžiui bėgant jisai mažėja. Tai yra atstatyti, palaikyti ir harmonizuoti vidinę būseną, tuo labiau išsivalyti energetiškai savo lauką nuo visų informacinių neigiamų energijų. Iš tikrųjų galima pritaikyti labai įvairiai ir darbui su savimi, padėti kitiems, savo vaikams, savo artimiesiems, ar harmonizuoti situaciją. Sakyčiau, kad tai vienas iš tokių galbūt saugiausių metodų ir labai efektyvių, nes kaip visada viskas yra paprastume, kaip aš sakau. Mums nereikia kažkokių tai didelių ritualų, kad pasiekti rezultatą. Ir aš vadovaujuosi šio tokiu vidiniu principu, kad iš tikrųjų tas kaip ir ištiesinimas, jisai įvyksta, pavadinkime, per kažkokį trumpą laikotarpį, per sekundės. Ir mūsų protą tai yra šiek tiek sunku suprasti. Taip ir pas mane toks vidinis įsitikinimas, kad kai kurios praktikos iš tikrųjų jose esantis paprastumas yra tikrasis tikrumas. Taip susidėliojo mintis. Bet be abejo, kartais mums reikia to grožio, mums reikia ritualų, mūsų pasąmonė galbūt dar labiau nuskaito ritualų kalbą. Ir vėl klausimas, kaip žmogui patinka ir ko jam labiau reikia.
Ir reikia be abejo yra skirtingų ir krypčių, mokyklų ir teko tikrai nemažai praeiti, kelti kvalifikaciją, pažinti, nes aš tokia, kuri mėgsta, ateinu į pirmą kursą, paskui dar pakartoju, jeigu yra galimybė, nes kiekvieną kartą vis atrodo atsiskleidžia kitas žinių laukas, energija be abejo sustiprėja. Ir netgi ir vedant gyvus seminarus, iš tikrųjų jaučiasi, ar net jeigu ir pats vedi, ar tiesiog kaip dalyvis dalyvauji, tai net ir jeigu atrodo, kad tai yra pakartojimas, tai iš tikrųjų duoda, aš atradau savo, kad tai duoda labai stiprią, didelę naudą. Ir taip, reikia praktika, galima sakyti, tapo mano kasdienybės dalimi ir tuo labai džiaugiuosi. Ir be abejo, paskui buvo ir dar susipažinimų su kitais metodais, nes aš žmogus, kuris mėgsta mokytis, pažinti, bet tai nėra, kad aš vieną mokausi, paskui bėgu prie kito mokausi, paskui prie trečio, bet pas mane yra kaip pagrindas, pavyzdžiui, reikia. Pati sistema, pats mokymas, pati energija, kai kurie įsivaizduoja, kad tai yra, galbūt kažkas tokio labai antgamtiško, nenatūralaus, bet iš tikrųjų reikia, tai yra tiesiog visatos gyvybinė energija. Ir jeigu kažkas ir sako, kad tai yra jau pasenęs metodas, ar šis metodas neveikia, tai yra tiesiog labai nuostabus ir paprastas būdas, kaip dirbti su visatos energija. Tai Tai ačiū tau, aš truputį tave sustabdysiu, gal gerai. ir žiūrovams pasidalinsiu, kad iš tikrųjų ir aš pati dabar net sėdėjau ir galvojau, gal prieš 5 metus išgirdau kažkur YouTube kanale kalbant vieną žmogų apie reiki, kad jie galima gydyti save, aš galvoju, kaip tai įmanoma, apie ką. Susiradau internete, tikrai yra tokia energija reiki, susiradau žmogų, kuris yra ir aš ten nulėkiau ir galvojau, vau, va, čia tai geras. Ir po metų mano mokytoja, pas kurią aš buvau, jinai mane pamačiusi nustebo, sako, ką tu darai per metus, kad pas tave tiek blokų nukrito. Aš sakau, reikia energiją pasibaigiau, save visada gydžiausi, dėjausi ant savo kūno vietų rankas ir ta energija mane gydė. Sako, taip gali padėti, sakau, viskas, aš daugiau nieko nedariau. Tai va čia toks tau, kaip gal, ar ne, ir žiūrovai, ar ne, kuris klauso, iš tikrųjų labai efektyvi, naudinga energija. Ir kas įdomiausia, kad kai aš pabaigiau tą pirmą pakopą, buvo ir antra, ar ne, tu gali jau padėti ir kitam žmogui, ne tik tai savo giminės, tai jau mane taip mokė, ne? Tai pasibaigiau ir antrą pakopą, bet aš tuo ir tiesiog pabaigiau ir viskas. Tai va, tai jeigu atsitikdavo šeimoje, va, ar ne, vaikams, ar kažkur kažkas, aš iškart su tą energiją. Ir aš galvoju, vau, kodėl mane nieks nemokė mokykloje, kodėl nieks apie tai nekalbėjo, kodėl reikia tik tokio amžiaus sužinoti kažkokiame sąmoningumo YouTube kanale klausantis žmonių, va taip greitai atrasti ir panaudoti. Ir mes tik 2 buvom moteris, tai ta kita moteris atėjo su kažkokia sveikatos didelė problema, o aš pati jau ir nesupratau, dėl ko. Aš sakau, noriu ir viskas. Tai va, tai žodžiu, tikrai patvirtinu, kad nuostabus dalykas. Ypač šiandien, tai tikrai labai duodantis didelę vertę. Tai dar ką baigiai, pasidalink dar, kuo užsiėmė, nes tikrai supratau, kad be galo ir kūrybiška, ir labai gili, ir tikrai, ką turbūt ir patvirtinai, kad tokio amžiaus jaunam žmogui pradėti klausyti savo širdies ir nueiti ten ir nusipirkti kažką, kas iš tikrųjų ir atidaro tas duris į tolimesnį kelią. Tai yra tikrai ir praeitų gyvenimų turbūt didelis jau patyrimas ar nesukaupimas tų žinių, visą tai. Taip, tikrai taip. Ir čia dar norėčiau tokį paminėti momentą, kas iš tikrųjų, jeigu ieško, ką veikia praeitame gyvenime arba koks yra šio gyvenimo tikslas, tai labai puikiai dar ir padeda astrologija. Pažiūrėti, kokios buvo praeito gyvenimo patirtis ir į ką orientuotis, nukreipti savo dėmesį šiame gyvenime. Nežinau, kad tikrai daug kas ieško
nori save pažinti ir nori atskleisti savo talentus, kartais nežino savo duotybių. Tai labai puikiai padeda ir astrologija. Na, šiek tiek esu mokinusi, šiaip nedarau astrologinių analizių, bet turbūt pas Jurgitą, aš kaip supratau, numerologija, ane? Ir Taip, pagal numerologiją ir dar be abejo būtų ir pagal psichogenealogiją, bet dar truputėlį vėliau apie tai pakalbėsiu. Dar noriu šiek tiek pratęsti apie reikį, kad dar keletą tokių svarbių momentų pasakyti. Galbūt tai bus kažkam aktualu, kad reikia energiją mes galime toliau stiprinti. Ne, tai nereiškia, kad tu vieną kartą, tarkim, mokysi ir viskas. Ta ryšį tu turi, tu visada gali grįžti, bet čia tai yra tas pats, visada labai mėgstu palyginti, kaip vaikščioti į sporto salę. Na, jeigu vieną kartą nueini į sporto salę, tai yra vienas efektas. Jeigu tu tiesiog reguliariai praktikuoji ir kad ir po 5 minutės žmonės turi rezultatus. Ir todėl reikia energiją galima iš tikrųjų stiprinti. Vat Jurgita pajautė efektą, jinai pastoviai praktikavosi ir atlikdama praktikas jinai tuo pačiu stiprino šį energetinį srautą. Jeigu mes nieko nedarome, tai be abejo bus ir kitas rezultatas. Na ir aišku, visada žmogus turbūt turi kažkokį tai pradinį ketinimą, ką jisai norėtų išmokti, sužinoti, kaip norėtų sau padėti. Ir kažkas galbūt eina link savirealizacijos, talento atskleidimo, kažkas nori labiau galbūt sveikatą savo pastiprinti, atrasti vidinę ramybę, harmoniją. Kitiem galbūt yra aktuali tema finansų, ne, ir darbas, kaip dirbti su finansiniais blokais, yra pirmiausia juos be abejo transformuoti, pažinti tuos savo įsitikinimus ir dirbti su gausos paskui kanalu. Ir be abejo ir santykiai. Tai aš daugiau taip orientuojuosi visada į sveikatą, vidinę gerovę, į kūrybą, nes tai man labai iš tikrųjų pasitvirtino, pradėjus mokytis dar papildomai psichogenealogijos. Tai yra gavosi toksai labai gražus apsijungimas. Tai yra, pavyzdžiui, reikia tai daugiau darbas su visatos energija, psichogenealogija tai ryšys su protėviais. Tai kaip aš paminėjau pačioje pradžioje, kad norisi to vidinio balanso, to auksinio viduriuko, kad mes galime gauti energiją tiek iš viršaus, iš kosmoso ir taip pat priimdami savo šaknis, priimdami protėvių energiją mes galime gauti labai daug resursų. Aišku, šią temą irgi galima būtų prasiplėsti, bet aš labai nesiplėsiu, nes yra labai plati, labai gili tema, bet mes galime, aišku, gauti ne tik resursus ir gerasias energijas, bet ir transgeneracinės traumas. Tai yra, kaip iš kartos į kartą, ne, yra perduodamas tam tikros traumos, kurios gali būti taip pasireikšti kasdieniniame gyvenime, kai žmogus patiria nežinia iš kažkur nerimą, ar baimę, ar jaučia, kad gyvena ne savo gyvenimą, ne, tai irgi gali būti susiję su mūsų protėvių, pavadinkime, neišgydytomis sielos žaizdomis. Ir jos, kurios gali būti, kaip vis tiek esame bendrame giminės lauke. Ir jos gali pasireikšti galbūt tiesiogiai palikuoniui arba persiduoti, tarkim, dar sekančioms kartoms, priklausomai kokį genų rinkinį žmogus paveldi. Ir čia įvyko toks labai nuostabus momentas, kadangi aš vienu metu be abejo praeinu daug mokymų ir galbūt norisi ir daugiau tam laiko skirti. Bet kai jau Holy Fire, tai yra jau tokios patobulintos reiki mokymus, Holy tai yra šventosios ugnies reiki mokymus, pas Williamą Lee Rent mokytoją. Ir tai buvo toksai labai tokios intensyvios dienos, daug labai praktikų, meditacijų. Ir vienos meditacijos metu man atėjo tokia informacija,
kad buvo išgydytas, transformuotas giminės prakeikimas. Ir aš galvoju, taip grįžus po praktikos, galvoju, koks dar giminės prakeikimas, iš kur jisai čia gali būti ir kas tai yra. Nu, liaudiškai tai būtų prakeikimas, moksliškai tai būtų stiprus žodis nuo kito asmens. Tiesiog paaiškinau. Ir, ir tada jau psichogenealogijos moksluose jau tada sužinojau, nu, pagal tam tikras datas, turbūt, vat, kaip ir Jurgita skaičiuoja ar nedaro analizę, taip yra ir nu, ancestologiniai skaičiavimai. Sužinau, kad mano būtent data neša tokias vibracijas, tai yra tam tikrą negatyvę karmą, ir kuri būtent ir nurodė tą, nu, kad yra tokia dalis. Nu, iš tikrųjų, aš žinau, kad tas dalykas yra, tai kaip ir pasitvirtino. Bet esmė, kad realiai praktikų metu, aš nežinau, kad būtent pagal mano gimimo datą tai yra. Ir aš tai išjaučiau būtent per Holy Fire karūną mokymus, tai buvo iš tikrųjų labai stipru. Ir po to dar, kai, nu, moksluose pasitvirtini, tai buvo man toksai iš tikrųjų wow momentas. Ir aš apjungus ir reikia, ir darbą su giminės sistema, iš tikrųjų gavau tokį labai gerą efektą. Ir, nu, ir toliau be abejo tęsiu tą darbą, nes suprantu, kad tai yra kasdieninės praktikos, kasdieniniai žingsneliai. Ir džiaugiesi kiekvienais ir mažais pasiekimais, ir be abejo turi kažkokių ir didesnių norų. Tai iš tikrųjų tikrai jaučiasi tas palaikymas, jaučiasi, kad vyksta darbas. Bet noriu, nu, kad jūs neišsigastumėte, noriu pabrėžti, kad tarkim ir atliekant psichogenealoginę analizę, žmogus gali sužinoti, kokia yra jo paskirtis giminėje ir asmeninė plius. Tai pavyzdžiui, mano du variantai, tai yra viena tai yra išminčius, tai yra žmogus, kuris gali perduoti žinias žmonėms, vesti žmonės. Ir aš pagalvojau, man tai iš tikrųjų pasitvirtino, kad aš esu teisingame kelyje. O giminės paskirtis tai yra kūryba. Kūrybos rautas labai stiprus. Ir tai galvoju, bet aš pat ir nuo mažens jaučiau, kad, nu, vat, buvo tas kūrybinis potencialas ir aš ir norėjau daug piešti ir vis ieškojau kažkokios tai technikos, kažkokio tai metodo, išbandžiau įvairius ir, kaip ir minėjau, ir piešiau ir su guašu, ir su akvarele, ir su aliejiniais dažais, ir paskui mokiausi makiažų, kol galų gale atradau neurografiką. Tai toksai būtų irgi, nu, sekantis toksai mokslas, jisai irgi labai stiprus, gilus, turintis daug sluoksnių, bet tai yra, pasakyčiau, kaip sąmoningas menas, kai žmogus, pradėdamas piešti neurografinės linijas, gali pradėti dirbti pavyzdžiui, su praeitimi, su susiformavusiu neuroniniu kontūru. Dirbti su dabartimi, tai yra su savo dabartinė būsena ir su savo emocijomis, vidiniais blokais, išgyvenimais ir taip pat kurti ateitį. Ir tada galvoju, wow, dabar aš atradau tai, ko ieškojau, nes anksčiau norėsiu tokios dar didesnės prasmės mene, kad ir piešiant, ir mokantis technikos, nu, norėjosi kažkaip apjungti, kad tai būtų sąmoningas procesas. Nes pasižiūrėjusi kai kurių, tarkim, dailininkų darbus, mes tikrai galime, nu, pamatyti, kokią energiją spinduliuoja tie paveikslai. Ar žmogus tiesiog, nu, būdamas kažkokioje tai, tarkim, depresijoje, ar neišsiliejo ant popieriaus lapo, ką galima padaryti neurografikoje, ne, bet kai išsilieji, tu katarsio būsenoje, to pasidaro lengviau, laisviau. Ir tada tu pradedi apalinti kampučius, tai įvedi harmoniją į savo temą piešimo metu. Ir tada paskui įvedi spalvą su tam tikromis reikšmėmis, energijomis, užpildai visą tai dar visatos energiją, visatos linijomis, kas praktikoje reikia energiją užpildyti. Užsifiksuoji tai, kas svarbu ir be abejo, eigoje tu stebi, kaip vyksta transformacija, koks tu atėjai prieš ir koks tu išeini
tiksliau, ką tu jauti proceso metu ir kokios paskui ateina vidinės įžvalgos. Tai iš tikrųjų tai labai papildė mano žinias ir todėl neurografikoje tęsiau savo kelionę ir tapau neurografikos instruktore ir dabar vedu pastoviai ir neurografikos sertifikuotus mokymus ir neurografikos klubą, kur mes sąmoningai dirbam su įvairiomis temomis. Ir nepaliekame, jeigu, tarkim, padarome išmetimą, ne, mes visą tai išgražiname, kad patirti estetinį malonumą. Ne, kad mes, dirbame, pavyzdžiui, su kažkokiais įsitikinimais, padarome išmetimą, kaip aš sakau, pradžioje būna tas pabaisiukas, o paskui eigoje mes, kai piešiame, gražiname, tas pabaisiukas virsta gražuoliuku ir taip įvyksta pokytis. Ir iš tikrųjų pas mus sodyboje buvo Baltiškos Lilos žaidimas ir atvyko mano kolegė, vedė dar hipnoterapiją susijusią su vaizdiniais ir galvoju, kaip tai iš tikrųjų buvo panašu į neurografiką, nes jeigu mes matom, kad tema kažkokia labai svarbi, skausminga, mes galim irgi ją sumažinti, bet mes tai darome tiesiog ant balto popieriaus lapo. O jeigu matome, kad, iš tikrųjų, tarkim, sėkmės srautas silpnas, ar ne, mes jį galime tiesiog vizualiai paimti ir padidinti ir sugeneruoti daugiau energijos. Ir iš tikrųjų, tas supratimas, kaip tai iš tikrųjų, gražiai susisieja, kad pats pradinis vaizdinys, jisai gali kisti, gali transformuotis ir įgauti paskui eigoje tokį naują pavidalą. Tai iš tikrųjų yra visko nemažai, turbūt manęs paklausius. Ir tuo labai džiaugiuosi, kad mes galime skirtingais būdais prisiliesti prie savęs, prie savo sielos, pažinti save giliau. Netgi pradedant piešti neurografiką, tarkim, atitinkama tema, niekada nežinai, kaip atsiskleis savirefleksija. Ir kartais iškyla tokie dalykai iš praeities, su kuo mes ir dirbame proceso metu. Ir kartais mes galvojame, kad tai jau išgydyta, paleista, transformuota, bet eigoje galime stebėti, kad ne viskas taip yra, kaip mums atrodo. Aš klausausi, žinai, Rūta, ir galvojau, wow, kokia asmenybė ir kiek daug visko viename. Ir taip gražiai pasako iš tikrųjų, ir taip gražiai viską galima ar ne apjungti, visas tavo įgytas žinias, ar ne, ir dar tą meną. Tikrai, žinok, man menas artimas, aš buvusi dailės mokytoja ir dabar pati irgi piešiu sakralinę geometriją. Mane sakralinė geometrija, nors neurografika irgi esu išbandžius, patyrusi ne vieną kartą. Tikrai nuostabus dalykas, tikrai ten yra ką veikti ir rankos ten būna nupiešę tikrą vaizdą, ar ne, kas mes iš tikrųjų esame ir kaip ten galima, kaip tu ir sakei, užapvalinti, patobulinti, padailinti ir paskui gali po to viso išeiti linksma, patenkinti, kitose jau energijos, ar ne. Tai aš kartais mėgstu netgi juoktis, sakau, jeigu kas mums būtų pasakojęs ir mokyklos darželio laikais, kad mes piešdami save galime gydyti, tai nei vieno žmogaus nebūtų pasaulyje tokio, ar nesergančio, kiek mes save išgydytum, nes aš pati praktikavausi ir mokiausi 4 mėnesius, aš jaučiau, ant kiek aš pasikeičiau, kai piešdavau į savaitę po 1-2 mandalas. Tai ta prasme, tai yra kosmosas. Lygiai tas pats turbūt ir su neurografika, kai ištisai pieši, ar ne, ištisai tame esi. Tai žmogaus ta energetinis visas laukas kardinaliai keičiasi, va tos programos, ką ir paminėjai apie mūsų protėvius, ar ne, kur mums
iš kartos į kartą perduoda ir vidus lyg viena koja ar nešaukia, eik daryk, o kita pusė sako, nedaryk, ten tas ar ne, tų baimių visokių ir visa kita. Tai va tas piešimas turbūt patvirtinsi, kad ir yra tas įrankis, kuriuo galima irgi labai daug prisidėti prie žmogaus geros sveikatos, prie geresnio to energetinio srauto, ar ne, tos energijos, nes kaip ir paminėjai, mes į senatvę energijos turbūt mažėja, bet jeigu mes ją mokam valdyti, mokam nukreipti, ar ne, transformuoti, tai gali būti, kad senatvėje kaip tik būsim kitokie senukai ar ne senutės, kad turėsim daugiau energijos, ne kaip, ar ne, matėm galbūt kažkur artimiausiai aplinkoje. Ar ne, ar aš klystu, patvirtink. Taip, tikrai taip. Aš taip galvoju, žinai, net kodėl aš tokia, man visi sako, nu va, žmonės labai trumpai gyvena, čia visos, o aš taip už save užsiprogramavau, kad aš noriu labai ilgai gyventi ir aš sakau, aš nežinau, kiek gyvensiu, bet aš taip noriu ir tikiu tuo. Ir vat, kai sužinau, kad piešimas tai yra moteriai, tai yra pati meditacinė didžiausia būsena. Aš kaip sakau, tu gali nežinoti figūrų, tu gali nepažinti spalvų, bet tu piešk. Ir nesvarbu, pradžiai gal bus tamsios spalvos, ten niūrios, bet kai tu 50 nupieši ten tų kažkokių paveikslų savo kūrybos netgi, tu pamatysi, kad spalvos, figūros keičiasi. Nes ten yra daug gylio, daug tikrai gylio. Tai ar ne taip? Tikrai taip. Ir kaip tik galvoju apie sakralią geometriją, iš tikrųjų nesu bandžiusi piešti, tai tikrai labai norėčiau irgi išbandyti. Yra pas mus, aišku, neurografikoje kaip neuromandala, bet tai yra šiek tiek kiti algoritmai. Ir be abejo, žmogus jisai gali atsirinkti, pabandęs išsirinkti, kurie algoritmai jam patinka. Ir galbūt vieni žmonės labiau norės dirbti su savo vidiniais įsitikinimais, programomis, vidinėmis būsenomis. Nu, kartais, kad įvyktų tas proveržis, mums reikia pirmiausiai susipažinti giliau su savimi, priimti save ir išjausti tikruosius savo jausmus. Nes mes dažnai būname viduje užsispaudę ir neleidžiame savo išjausti iki galo. Ir netgi būna, kad žmogus draudžia savo išjausti neigiamas emocijas, nes galvoja, kad tai pažemins jo vibracijas. Tai tokiu būdu žmogus gaunasi, kad užslopina jas savo kūne, bet jos niekur nedingsta. Ir yra tokia irgi, aš pastebėjau, vyraujančią tendenciją, kad žmogus galvoja, kad reikia tik, kad būtų tik tai geros emocijos, geros vibracijos, taip, bet ne visada taip pavyksta. Ir jeigu tai ir nepavyksta, mums svarbu yra pripažinti, pamatyti, nes daug kas dalinosi, kai pradėjo piešti neurografiką, kai aprašo savirefleksiją, nesako, aš pradėjau matyti tai, ko anksčiau nepastebėjau. Arba aš pradėjau jausti, ko galbūt savo neleisdavau išjausti. Ir jeigu tu ir pastebi kažkokią tai neigiamą emociją, tai visada gali paklausti, su kuo tai susiję, kodėl aš jaučiu šią emociją, ką aš galėčiau padaryti, kad kitaip jausčiausi. Vietoj to, ta prasme, kad nuslopinti tas emocijas, jas visada kviečiame pamatyti, priimti, susipažinti su jomis ir su jomis dirbti. Ir tada jau sąmoningai nukreipti savo žvilgsnį, ką mes norime auginti. Ir pats sąmoningumo kelias, sakyčiau, kad tai nėra siekimas vien tik tai ekstazės, kaip kai kurie mėgsta pabrėžti, kad aš pradedu medituoti, man jau nebesvarbus materialus pasaulis, čia tokios geros būsenos, taip, tai yra nuostabios būsenos, bet mes mokomės iš tikrųjų, kaip sakoma, kaip danguje, taip ir ant žemės. Mokomės ir priimti savo realybę
ir joje veikti, kadangi mes vis tiek esame šiame materialiame pasaulyje. Tai reiškia kažkur neišskristi, likti ant žemės, bet labai puikiai integruoti į savo kasdienybę pasirinktas praktikas, ar tai būtų meditacija, ar tai būtų kvėpavimo praktikos, ar tai būtų neurografika, ar tai būtų reiki. Tai visą tai galima tikrai gražiai suderinti. Ir aišku, yra žmonių, tarkim, kaip mes matome, jogai atsiskyrę, gyvena Indijoje. Ne visada yra labai lengva atsiskirti, medituoti, bet tikrieji iššūkiai prasideda, kai mes grįžtame į kasdienybę. Ir čia mes galime iš tikrųjų save pasitikrinti, jeigu kas galvoja, kad yra jau nušvitęs, nu aš jau taip juokauju, pasitikrinti, kaip tu jautiesi va šiame materialiame pasaulyje. Nes kaip viduje, taip sakoma, taip ir išorėje, o kaip išorėje, taip ir viduje. Ir ką aš to noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad mums nebūtina, aš tiesiog pastebėjau, kad žmonės mėgsta neigti materiją, jeigu labiau pasineria į dvasingumą. Ir to pasiekoje, ką mes turime, kad jeigu žmogus nepriema materijos, nepriema savo fizinio kūno, tada pradeda silpti jo kojos, gali būti kažkokios problemos su kojomis, su sąnariais, trūksta įsižeminimo energijos, trūksta ryšio su žeme. Ir tada reiktų dar pasižiūrėti, koks ryšys ir su protėviais. Todėl visada kviečiu palaikyti balansą. Tai yra, kai reikia įsižeminti ir kai reikia įsiaukštinti ir kai nežinai, kaip geriau likti širdyje. Tai yra jausti savo širdį, savo vidinę erdvę, jausti harmoniją ir pasikliauti aukštesniu vedimu. Tikrai taip, ir žinai, aš taip tavęs klausau ir tas žodis įsižeminti, kadangi aš pati irgi labai, dirbanti su savimi, ieškanti vis kažkokių klausimų, atsakymų. Ir man ne viena mokytoja sako, nugi tu įsižeminki tą žemę, kaip tu taip neįsižeminai, Dieve, ką daryti? Ir vaikštai ten, ir trepsi, ir minti, vis tiek ne. Bet aš ką sužinojau, kad čia gali būti ne tik šių gyvenimų ir ne tik šių protėvių reikalai, tai gali siekti netgi sielos daug kitų patirčių, kurios irgi gali būti susijusios su praeitimi ir jai atėjus čia ir yra užduotis rasti tą raktą, kas gali atrakinti ir padėti įsižeminti, nes kol nėra įsižeminimo, tada nėra to ir lygumo, ar ne dvasinis, nėra lygus materialus tas pasaulis, tada ir sako, žmonės išskridę daugiau ar ne į kosmosą su savo meditacijom, su savo emocijom ir visa kita. Tai bet pačiam žmogui, kaip man kažkada tai tą darant, aš klausau ir galvoju, tai ką daryti? Tai ten duoda vieną variantą, aš darau, bet ateinu pas kitą ir vėl tą patį sako žmogus, kaip taip gali būti, kas čia yra ne taip. Tai bet reikėjo ant tiek eiti, kaip neieškoti, aš nemėgstu žodžio sakyti ieškoti, matyti irgi veda mus visada iš aukščiau, pas žmonės, kurie turi gebėjimą, gerą priėjimą ir gali padėti pravalyti tuos kanalus, aš taip gal aukštai pakalbėsiu šiandien, bet padėti tikrai įsižeminti. Ir kai tada įvyksta įsižeminimas, tada iš tikrųjų vyksta matymas pasaulio kitaip. Ir kad tu labai gerai pasakai, irgi girdėjau, kad žmonės, kurie gyvena ten kažkokiuose, kaip ir ar ne, miškuose savo erdvėj ir atvažiuoja į miestus ir jiems prasideda ten kelionės visokios. Tai ir čia tada ir aišku vėl išplaukia, ar ne, tikras gyvenimas, tikra realybė, susidūrimas ir kaip tu moki tose situacijose ar nepasielgti, nes mes per emociją dauginam kitą emociją, ar ne, į tą vieną ar kitą situaciją. Aš noriu tavęs paklausti tokio, man pačiai gal net irgi įdomu, žiūrovai galbūt, ar ne, tai kągi daryti, kai pasaulyje dabar toks chaosas, kai pasaulyje tiek daug informacijos,
kai atrodo vieną dieną ir esi laimingas ir viskas lyg gerai, kitą dieną atsikeli ir vėl atrodo kažkas čia ne taip ir vėl kažkokią istoriją kažkur išgirsti ir tave išharmonizuoja. Vat kaip sustiprinti save, kaip išlikti savyje, netgi ir tiems, kurie galbūt ir pamedituoja ir dirba su savimi, ar ne? Vat kaip tą išlaikyti aišį, gal taip paklausiu, ar ne? Kaip nepasiduoti įtakai kažko kito, vat kaip atstovėti, nes tikrai pasaulis yra labai, ypač dabar suaktyvėjęs, kur gali ir į vieną pusę, ir į kitą nunešti. Tai atsakymas būtų reikia praktika ir mes iš tikrųjų praktiškai pastebėjome ir žmonės dalinasi, kad pradėjus reikia kelią, pradėjus reikia mokymus, labai sustiprėja dvasinis stuburas, kad žmonės tampa atsparesniais neigiamai aplinkai, sustiprėja energija. Ir ne tik, kad iš pradžių be abejo išsivalo, atsistato, paskui sustiprėja, tai irgi yra procesas. Ir kai tu užsiemi energetinėmis praktikomis, tavo aura jinai visada būna, tokia tanki, stipri. Aišku, visokių būna momentų gyvenime, bet mes žinome, ką daryti, kaip atsistatyti. Tai sakyčiau, kad stiprinti save energetiškai ir kai tu esi stiprus, reiškia, tuo pačiu tu formuoji tą atsparumą neigiamai aplinkai. Ir tą, ką tu pradžioje paminėjai, tai galėčiau palyginti su emocinėmis supynėmis, kad vieną dieną viskas gerai, kitą dieną jau kita nuotaika, tai tada reiktų dirbti su savo emocijomis. Ir galbūt netgi man dabar pradėjo labai patikti rašyti, kaip dienoraštį rašyti savo mintis ar emocijas ir tai labai irgi gražiai padeda įžeminti savo mintis, jausmus, ateina kažkokie supratimai, vidinės įžvalgos ir taip save be abejo stebėti, analizuoti, stiprinti, žiūrėti, kurios praktikos padeda tau išlikti dvasiškai stipriam. Ir, kaip reikia, tai tikrai labai daug kas sakė, kad tikrai jau ne taip mus veikia ta aplinka neigiama, mes jaučiame stipresni ir viduje ramiau, vidinė ramybė atsiranda. Nes tu, kai dirbi su šviesos energija, tu transformuoji tas neigiamas vibracijas, tai yra kaip ir nuolatinis darbas. Ir to pasiekoje tai suteikia tau vidinės stiprybės ir pastiprina tavo vidinį žinojimą. Tu jau nesi toksai, kur ten blaškaisi ir tos emocijos jos yra, bet jos nėra taip kaip emocinės supynės, kad vieną dieną taip, kitą dieną taip. Ir papildomai, jeigu žmogus jaučia, kad yra labai pažeidžiamas, būna tikrai labai jautrių žmonių, kurie labai jautrus, per daug, stipriai jautrus aplinkai, jie labai jaučia energijas, tai jiems galima dar papildomai būtų darytis, pavyzdžiui, apsaugas, kad ir su runomis stiprinti savo energetinį lauką. Jeigu žmogui reikia, jaučia, kad reikia išsivalymo, tai pats paprasčiausias tai yra tiesiog nueini į dušą, išsitrini gerai druska labai puikiai viską išvalo. Pats paprasčiausias, liaudiškas, kaip aš sakau, metodas. Ir naudojamas, net ir namus galima išplauti su vandeniu ir druska, irgi energetiškai irgi labai yra gerai. Tai tada susidėliojom dar taškus, pradžiai tada būtų valymas energetinis, nes kai tik pamatom, kad nuotaika pradeda kristi, kažkaip tai tos emocijos jau nelabai ir nesijaučia vidinės harmonijos, tai pirmas yra požymis, kad energija pradeda silpti. Ar ne, kažkoks neigiamas faktorius yra. Ir tada galima galvoti, ką reikia padaryti, galbūt kažkokią tai energetiškai išsivalyti, kad ir su ta druska, toks labai paprastas, pats paprasčiausias. Kas su reikia praktika, dirbam su reikia energijom, ar su teta healingu, kas su kuo dirba. Ir tada galima pajusti, atsistato energija ir pradeda iš karto ir nuotaika gerėti.
Tai vat pats pirmas rodiklis. Kaip aš sakau, visada net nereikia diagnostikos specialios. Tikrai taip. Nu, ačiū tau labai iš tikrųjų, kad tiek daug visko pasidalinai ir mes artėsim link pabaigos. Tai noriu tavęs paklausti, kadangi aš visada kalbinu nuostabės sielas, ar turim kokią nors dovaną žiūrovui palikti? Nežinau, kažkokią galbūt idėją tau atėjo pasidalinti, ar ne? Ir kokiu būdu mes išrinksim galbūt tą vieną, o gal visiems, nežinau, vat, kaip tu nuspręsi. Tai iš tikrųjų tokia mintis atėjo vat pati pirmoji, galėčiau padovanoti visiems žiūrovam, tik tai nežinau, kokiu būdu tai perduoti. Meditacija, svajonių manifestavimas. Wow, kaip gražu. Žinoma, mes, Rūta, pasidalinsim tavo visais kontaktais ir pridėsim nuorodą turbūt, ar ne? Bus nuoroda, ar ne? Ar kaip čia dabar? Aš galėčiau nuorodą atsiųsti, tai bus Jo, wow, uždara, super. Aha, tai uždara tikrai YouTube nuoroda. taip. Labai labai tau širdingai dėkoju už tokį nuoširdų pasidalinimą, už savo atvirą nuoširdų pokalbį, kelionės. Ir man iš tikrųjų gera buvo išgirsti, ar ne, kad vis daugiau ir nuostabių tokių sielų sutinku ir kad tikrai pasaulyje vyksta labai gražūs stebuklai, kad tiek daug mano jau kalbintų žmonių prisideda ir pati prisideda labai stipriai prie pabudimo to, ar ne, prie savęs pažinimo, ar štai kiek ten tų naujovių, kuriuo aš irgi apie tuos protėvius, tą genetiką pirmą kartą realiai išgirdau, dar nesu girdėjus, tai irgi yra kažkas man nauja, nepaliesta, labai stipru. Dar norėjau paklausti, o pas pačią gali ir vyrai atvykti, nes, nežinau, ir reiki ateina, ar ne, ir piešimą, ar kaip čia. Pagrindė daugiau renkasi moteris, bet apsilanko ir vyrai. Tai priklausomai kam ko reikia, tarkim, reiki mokymus irgi būna prisijungę vyrai, į neurografiką daugiau moteris, bet aš kaip sakau, vyrams irgi turbūt turėtų būti labai smagu prisijungti prie moterų kolektyvo. Ir taip pat, tarkim, kas liečia psichogenealoginės analizės, irgi tiek vyrai, tiek moteris užsisako, kad labiau susipažinti su savo giminės energijų srautais, pasižiūrėti, kokios ten yra programos. Tai va, tai galima tiesiog pasirinkti, tai tikrai tai nėra tik tai, kad tik moterims, bet bendra tendencija visur yra, kad daugiau moteris ateina į mokymus, bet mūsų praktikos yra pritaikytos tiek vyrams, tiek ir moterims. O dar noriu paklausti, o kur tave artimiausiu metu gyvam kažkokiam renginy, stovyklai galima išvysti, nes žmonės turbūt galvos, nu norėčiau tą Rūtą gyvai pačiupinėti, ar nusimato šiai dienai kažkoks renginukas, nežinau, ar ne. Jeigu ne, tai aišku ne, jeigu taip, tai aišku pasidalinsim irgi nuorodą, ar nėra kažkokių planų. Jau šią savaitę pas mus kasmetinė vyks Reiki stovykla nuo gegužės 22 sodyboje Brazilija. Tai yra kasmetinis pavasario renginys, jau vykstantis daug metų, tokia kaip tradicija. Tai būtų pats artimiausias gyvas renginys. Kiti bus online jau birželio mėnesį. Tai bus ir neurografikos klubas, kur mes piešim įvairiomis temomis. Taip pat bus karūna Reiki mokymai, bet jie bus online. Kadangi žmonės iš skirtingų miestų, šalių, tai mums, kartais vieni mokymai jie organizuojami gyvai, kiti nuotoliniu būdu, nes mums tai būna, kad, patogiau susijungti ir daugiau žmonių be abejo gali dalyvauti. Nuostabu. Tai užbaigiant, kogi palinkėsi, Rūta, mūsų klausytojai? Norėčiau palinkėti kiekvienam klausytojui atrasti save, atrasti savo tikrąjį gylį, savo tikrąją esmę ir sekti savo širdies keliu. Ačiū tau labai už gražų palinkėjimą, o žinoma, aš prisidėsiu
tik pažinę save galėsi ir nekeliauti savo tikruoju keliu. Tai kągi, mėlyjeji, labai dėkoju, kad klausote, žiūrite, kad dedate laikus. Žinoma, visada mums malonu ir pamatyti jūsų komentarus. Žinoma, jeigu jums palietė širdį Rūtos graži istorija ir tiek daug išminties sudėta į vieną asmenybę, tai tikrai rekomenduoju susisiekti, pabendrauti, patirti, išbandyti ir žinoma, pagaliau gyventi po truputį nors, ar ne, gražiau ir kad į gyvenimą jūs ateitų gražesnės, sėkmingesnės situacijos ir įvykiai, sąmoningai priimtumėt visas patirtis, kurios ir reikalingos sielos evoliucijai šitame gyvenime. Tai dėkoju tau iš visos širdies, linkiu visiems gražių emocijų, saulėtų spindulių, gražių dienų ir žinoma pasitikėjimo savimi ir pridėsiu darbo su savimi, nes turbūt žemėje šito neįmanoma neapsieiti, ar ne, pažinkit save ir būsit tikrai laimingesni. Iki, Rūta. Dėkoju tau, sudie.